Labą dieną jūsų dėmesiu Ignalinos televizijos informacinė laida, kurioje rajono aktualijų apžvalga. Trečiadienį rajone lankėsi grupė Seimo narių priklausančių Socialdemokratų partijai. Atvyko 3 Seimo nariai – Ona Babonienė, Jonas Korenka ir Juozas Raistenskis, pastarasis beje kilęs iš mūsų rajono nuo Tverečiaus. Svečius po rajono lydėjo apskrities viršininkas Vilius Cibulskas bei Socialdemokratų rajono skyriaus pirmininkas Alfonsas Švyrinas. Seimo narių susitikimuose dalyvavo rajono vadovai. Dieną svečiai lankėsi Cekiniuose, Mielagėnuose, Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijoje, rajono ligoninėje, kai kuriuose švietimo įstaigose. Pavakarį Ignalinos miesto seniūnijoje susitiko su miesto visuomenė. Seimo narė Ona Babonienė yra pedagogė, todėl daugiau diskutavo apie švietimo problemas. Jonas Korenka priklauso taip pat Seimo švietimo, kultūros ir mokslo komitetui, tačiau vis daugiau kalbėjo apie kitų metų valstybės biudžetą, stojimo į NATO niuansus, kitas problemas. Juozas Raistenskis gydytojas, todėl jo šnekos daugiau sukosi apie sveikatos apsaugos reikalus, įsiminė keletas jo pasakytų frazių. Paklaustas, ką jis mano apie ketinimus moksleivius privaloma tvarka testuoti dėl narkotikų vartojimo, Seimūnas teigė kryžiumi gulsęs, kad to nebūtų. Dar Juozas Raistenskis prognozavo, kad netolimoje ateityje Lietuvoje prasidės gydytojų stygius. Dėl šios priežasties galbūt rajonuose daug kur užsidarys ligoninės. Priežastis viena – po mokslų gydytojai išvažiuos dirbti į Skandinavijos šalis. Pasak svečio, aukštosiose medicinos mokyklose dabar populiariausios disciplinos norvegų ir danų kalbos. Mat Norvegija ir Danija aukštai vertina mūsų gydytojų pasiruošimą, mielai juos priima savo šalyse dirbti, mokėdami 10 ir daugiau kartų didesnį atlyginimą. Vienintelis reikalavimas jiems – mokėti tų šalių valstybinės kalbas. Susitikimuose daug kalbėta apie žemės reformos, miškų privatizavimo problemas. Svečiai atsakė į gausius susirinkusiųjų klausimus. Jau mėno, kai prezidentūroje tęsiasi skandalas, jis Lietuvos žmonės vėl padalijo į 2 stovyklas palaikančius ir smerkiančius prezidentą Rolandą Paksą. Šią savaitę teiravomės, ką apie šį skandalą mano mūsų krašto žmonės. Miesto gatvėse kalbintų žmonės klausėme, kaip jie vertina šį valstybę drabinantį skandalą ir kaip ir kuo jų manymų jis baigsis. Ignaliniečių mintys nesiskiria nuo Lietuvos žmonių per įvairias televizijas išsakomų nuomonių, jos tokios pat įvairios ir skirtingos. Jau beveik mėnuo tęsiasi tas garsusis skandalas prezidentūroje. Jūsų nuomonė dėl jo ir kaip jūsų nuomonė jisai baigsis? Prognozuoti šitą skandalą turbūt galima, todėl kad prezidentinė rinkimų kova buvo labai arši ir buvo galima numanyti, kuo jinai baigsis. Prognozavom, kad jinai, sakykime, prezidentas išsilaikys pusmetį, matyt, šiek tiek apsiriko, bet manyčiau, kad rinkimai ne už kalnų. Tai tiesiai šviesiai jūsų klausiu, jūs už tai, kad prezidentas būtų atstatydintas ar atsistatydintų, ar kad jisai liktų? Aš manyčiau, reikėtų išeiti garbingai atsistatydinus. Tikrai nieko negaliu gero pasakyti. Baigsis to, kad jis vis tiek liks savo poste. O jūs už kurį variantą būtumėt, kad liktų ar kad atsistatydintų? Kad liktų. Tegul jau lieka. Čia kiekvieno asmeninė nuomonė, aš kol kas jos tokios rimtos neturiu ir rimtos nuomonės neturiu, kadangi spauda tiek daug reklamuoja visko, tai pagalvoju, pradžioj labai buvo už prezidentą, o dabar jau abejoju, sąžiningai sakant. Nelabai gražiai toks skandalas, bet o kokia baigtis, nežinau. Manau, gal atsistatydins. O jūs už kurį variantą būtumėt? Ar nežinau. Gal ir negražiai tas prezidentas dabar, gal ir vertėtų jam atsistatydinti. Šią savaitę sueina mėnuo, kai vyksta prezidentūros tas vadinamasis skandalas. Sakykit, kokią nuomonę dėl jo ir kokią jūs baigtį matot? Kurią pusę palaiko? Taip, aišku, Pakso. Kodėl? Nežinau, aš ir per rinkimus visada jį palaikiau. A jūs manot, kad dabar ta visa medžiaga, kiek jau yra pateikta, tai jinai nerodo niekieno kaltės? Ten kažkas tai yra, bet aš tikiuosi, kad gerai baigsis. Žodžiu, jūs nekeičiat visai prezidento atstatydinimo ar atsistatydinimo? Ne, aš tik už. Šiaip jau tai gal neblogai Lietuvoje toks daiktas, kadangi seniai laikas buvo, kad kažkas panašaus įvyktų. Švarių nėra politikų, politika nešvarus daiktas, mes visi tai žinom.
Taip, kad Lietuvai gal gerai, bet iš vienos pusės. Iš kitos pusės man tai atrodo labai per daug mėšlo. Tai dabar už kurį jūs vis dėlto būtumėt variantą? Už prezidento atstatydinimą, atsistatydinimą ar kad jisai liktų? Aš šio kartu prisilaikyčiau Brazausko nuomonės, palauksim. Iš principo atstatydinti reikėtų ne vien tik tai Paksą, o daug ir kitų politikų. Kadangi pas mus prezidentas tai neturi daug galių, tai skirtumo nėra. Ar jis, ar kažkas kitas bus. Jis gali būti, bet skirtumo ten nėra. Kaip saka, reiškia, aš taip galvoju, kad jeigu kaltas atsistatydint. Bet kad prezidentas atsistatydins, tai netikiu. Nebent pagal dabar tas visas nuomonės, nebent konstitucinis teismas atsistatydins. O taip tai jis savaime neišeis. Kadangi šį kartą rajone lankėsi 3 Seimo nariai, norėjome išgirsti ir jų nuomonę šią temą. Na, pirmiausia, aš visada sakau, mūsų demokratiniai visuomeniai kiekvienas pilietis turi teisę išsakyti savo nuomonę. Politikas, rinktas žmonių, turi būti ypatingai atsargus. Mes šiandien dieną dar neturime komisijos išvadų. Mes neturime tos medžiagos, kad mes galėtumėm priimti sprendimą. Kada aš gausiu, kaip Seimo narys, išvadas patvirtinančias, kad mūsų valstybės prezidentas padarė nusikaltimą, aš priimsiu vienintelį sprendimą, aišku, jo nenaudai. Bet jeigu nebus tokių faktų įgaliojančių pasielgti šitaip, aš kaip Seimo narys negalėsiu pasielgti. Todėl šiandien aš ir negaliu naudotis emocijomis, eiti emocijas, aš turiu gauti faktus ir priimti sprendimą. O sprendimas, žinoma, iš mano pusės bus tik tai toks, kuris bus naudingas Lietuvai. Suprantama, kaip politikas aš privalau sulaukti komisijos, Seimo sudarytos komisijos išvadų. Bet norėčiau pasakyti, kaip žmogus. Kaip žmogus aš netikiu nekuriais momentais, kur priskiriami, primetami Rolandui Paksui, kurie momentai susiję su grėsme Lietuvai arba momentai, kurie Lietuvai kelia pavojų. Aš tikrai žinau tą žmogų, jis yra kietas, tvirtas, daug dirbantis, mažai miegantis ir Lietuvos patriotas, tai vienareikšmiai pasakysiu. Sakykime, galėčiau gal šiek tiek kritikos pažerti jo aplinkai, tai suburtai komandai. Nu kągi, drįstu sakyti, kad Rolandas Paksas tik vieną kartą buvo Vilniaus miesto meru, 2 kartus buvo premjeru. Dabar jau nors prezidentą yra jis 1 kartą, bet jam pasitaikė proga komandą surinkti kitą, tai atsisakyti, aš manau, Rolandui Paksui surinkus profesionalų komandą ir atitinkamai įvertinus prezidento į prezidentūros vaidmenį mūsų valstybėje reikalai pasitaisys. O šiaip, tai sakykime, aš apsispręsiu savo požiūrį į Rolandą Paksą kaip į prezidentą tik tada, kada sulauksiu specialios komisijos išvadų. Jeigu tai paprastai kalbėti kaip moteriai, kai jeigu iš ko nors ką nors pasiskolini, tai jeigu pasiskolinai, tai ir atiduok. Bet kokiom sąlygom, tai tik, aišku, ne iš valstybės šiuo atveju. O mano nuomonė, tai kad komisija savo darbą baigs, o kai komisija savo nuomonę pasakys, tai tuomet priimsiu atitinkamą sprendimą. Aš manau, kad viena iš didžiausių klaidų tai, kad jo padėjėjai užmiršo, kad jie yra padėjėjai. Kiek prezidentas atsakingas už savo komandą pasirinktą?
Jis visų 100% atsakingas už savo prisimtą komandą. Tik po to, kaip jis ją vertina, kaip po to jis kalba visai kas kita. Tavo komanda ir tavo žmonės lygiai taip pat atsakingi už tavo veiksmus, kaip ir tu atsakingas už jo veiksmus, nes jūs viena komanda. Kaip gali pakrypti įvykiai ryt ar poryt, prezidento turi minty, poelgį atsistatydinti ar neatsistatydinti, tai mes galime tik spėlioti. Atrodo, šiandien taip, jis jau yra padaręs atitinkamus 2 mostus, nežadėdamas ir vakare nežadėjo, kitą dieną atsistatydino. Taigi, kaip jis gali pasielgti, tai dar šiandien tvirtai sakyti negalime, o kad komisija niekada nepasakys, kad tai apkalta. Komisija pasakys savo išvadą, o po to tik sudaryta darbo grupė spręs apkaltą, sakyti ar ne. O dar yra ir kitas variantas. Seimo nariai surinkę parašus gali kelti apkaltą. Tokios štai nuomonės dėl mėnesį Lietuvą drebinančio skandalo. Šią savaitę darbą baigė Seimo specialioji tyrimo komisija, vadovaujama Aloyzo Sakalo. Savo išvadas komisija ketina paskelbti poryt antradienį. Tuomet ir paaiškės, kur link pakryps skandalo atomazga. Pagal išvadas Seimas spręs skelbti ar ne apkaltą Lietuvos Respublikos prezidentui Rolandui Paksui. Sveiki. Šią savaitę Ignalinos rajono policijos komisariate užregistruoti šie pranešimai apie nusikaltimus. Išaiškinti nusikaltimai. Rugpjūčio mėnesį Palūšėje apie 22 valandą 3 kaukėti vyriškiai pro nerakintas duris įsibrovė į gyvenamąjį namą. Panaudoję smurtą elektrošoko prietaisą, grasindami peiliu, jie pagrobė 350 litų ir juvelyrinius dirbinius. Liepos mėnesį Šakaravoje nakties metu 2 kaukėti vyriškiai išėmė lango stiklą, irgi įsibrovė į gyvenamąjį namą ir panaudoję fizinį smurtą prieš šeimininką, grasindami peiliu pagrobė 3700 litų ir auksinį žiedą. Švenčionių Ignalinos rajono policijos komisariatų kriminalinės policijos bei Lietuvos kriminalinės policijos biuro operatyvinių veiksmų dėka šie nusikaltimai išaiškinti. Nustatyti įtariamieji, tai 2 Švenčionių rajono ir 1 Pakruojo gyventojai. Linkmenų seniūnijoje Palabažių kaime prie namų šeimininkės išėjusios iš ūkinio pastato priėjo 2 kaukėti vyriškiai, vienas iš jų rankose turėjo peilį, kitas peilį ir lazdą ir pradėjo reikalauti pinigų. Močiutė, bijodama smurto, iš namų atnešė 120 litų ir pinigus atidavė. Paėmė pinigus, užpuolikai pasišalino. Ceikinių kaime atrakinus pakabinamą spyną buvo įsibrauta į negyvenamo namo rūsį ir pavogtas sportinis dviratis bei įvairūs maisto produktai. Nuostolis 600 litų. Maldanėnų kaime iš namo kiemo buvo pavogta 30 vienetų rąstų. Nuostolis 800 litų. Ignalinos mieste išdaužus namo lango stiklą buvo įsibrauta į gyvenamąjį namą ir pavogtas kompiuteris, monitorius, klaviatūra. Nuostolis 1000 litų. Plavėjų kaime policijos pareigūnams patikrinus automobilį Audi 100, kurį vairavo Vaclovas Pocys, įrengtoje slėptuvėje surasta 14 įvairios talpos plastikinių butelių, kuriuose buvo 30 litrų manoma naminukės. Tyrimų metu nustatyta, kad Plavėjų kaime Vidmantui Vilimui priklausančioje daržinėje Vaclovas Pocys ir Kazys Kniukšta dar buvo paslėpę 90 vienetų įvairios talpos plastikinių butelių, kuriuose buvo apie 170 litrų manoma naminės degtinės. Degutėlių kaime buvo pavogta apie 0,600 km laidų, Akriemių kaime pavogta laidų už 79 litus. Ir vienu ir kitu atveju šie laidai priklauso akciniai bendroviai Rytų skirstomiesiems tinklams. Ignalinos mieste Vilniaus gatvėje Modestas Kuprėnas išdaužė gyvenamo namo lango stiklą ir išlaužė namo verandos duris. Nuostolis 200 litų. Dūkšto mieste iš gyvenamojo namo rūsio buvo pavogti 2 dviračiai. Nustatytas įtariamasis tai Visagino miesto nepilnametis. Pročiūnų kaime iš sodybos šulinio buvo pavogtas vandens siurblys. Ažukarklinės kaime iš lauko virtuvės buvo pavogti įvairūs namų apyvokos daiktai. Ignalinos mieste Geležinkelio gatvėje į automobilio aikštelėje stovėjusį automobilį Audi 100 atsitrenkė kitas Audi 100, priklausantis ignaliniečiui Sauliui Lastakauskui, apgadinti abu automobiliai.
Ignalinos mieste atgimimo gatvėje ignalinietis PŽ, būdamas blaivus, vairuodamas automobilį Mitsubishi, išvažiuodamas ant šaligatvio, nepraleido ir atsitrenkė į pagrindinių kelių važiavusį Honda Civic. Vairuojama netarnybos metu neuniformuoto, blaivaus Ignalinos rajono policijos komisariato kriminalinės policijos pareigūno Genadijaus Michejevo. Taujūnų kaime Didžiasalietė GD, vairuodama automobilį Volkswagen Passat, nepraleido pagrindinių kelių važiavusio automobilio Mazda, kurį vairavo Visagino miesto gyventojas. Susidūrimo metu apgadinti abu automobiliai. Kazitiškio kaime buvo smarkiai išmartyti kelio ženklai, nuostoliai nustatinėjami. Šią savaitę buvo sulaikyti šie neblaivūs vairuotojai. Andrius Kaušylas gyvenantis Ignalinoje Aukštaičių gatvėje, Zenonas Petrovas gyvenantis Šiulgių kaime, Egidijus Mackevičius gyvenantis Dūkšto mieste ir Vilmantas Petrauskas gyvenantis Daugėliškio kaime. Už viešosios tvarkos pažeidimus pasirodant viešose vietose neblaiviems įspėti Rimantas Juodagalvis, Strigailiškio kaimas, Modestas Kuprėnas, irgi Strigailiškio kaimas, Rimantas Leleika, Žydelių kaimas, Eugenija Martinkevičiūtė, Antagavės kaimas, Valdas Pliusnius, Vidiškės. Už gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimus 20 litų bauda nubausta Adelė Norkuvienė gyvenanti Ignalinoje, Liaudies gatvėje. Už vairavimą esant neblaiviam 4000 litų bauda nubaustas Andrius Kaušylas gyvenantis Ignalinoje, Aukštaičių gatvėje. Teismo sprendimai. Stasys Sodėnas Dūkšto mieste necenzūriniais žodžiais iškeikė policijos pareigūnus. Vykdančius tarnybinės pareigas teismas jam skyrė 100 litų baudą. Lyginant su šviesiuoju paros metu, rizika pakliūti į nelaimingą atsitikimą tamsoje tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams padidėja keletą kartų. Ta rizika sumažėtų, jei kiekvienas einantys ar minantys dviračio pedalus turėtų atšvaitus. Deja, į juos vis dar žiūrime kaip į nerimtus žaisliukus. Tačiau įvykių statistika negailestinga, kasmet Lietuvoje žūsta apie 100 ir sužalojama apie 2000 pėsčiųjų. Kas ketvirtas iš jų patenka į bėdą vien todėl, kad neturi atšvaito. Šį mėnesį rajone 2 autoįvykiuose 1 žmogus žuvo ir 2 sunkiai sužaloti būtent dėl šios priežasties. Lapkričio 6 dieną ties miesto ribą atvažiuojant nuo Vidiškio automobiliais partrenkė ir mirtinai sužalojo dviratininką, nepastebėtą dėl tamsos ir rūko. Lapkričio 21 dienos vakare Ignalinos Švenčionių kelyje partrenkti 2 kelio vidurių ėję vyrai. Jie buvo pastebėti per vėlai ir dabar gydomi ligoninės reanimacijos skyriuje. Jei būtų turėję atšvaitus, nelaimės greičiausiai būtų išvengę. Antradienį anksti ryte surengėme nedidelį eksperimentą. Štai pažiūrėkite, maždaug už 100 metrų eina žmogus be atšvaito, kurio visai nesimato. Ir štai jis atšvaitą ištraukė. Jis jūsų televizorių ekranuose iš dešinės šviečia tarytum koks žibintuvėliais. Tokį žmogų vairuotojas pastebi kur kas anksčiau. Matymo laukas pailgėja maždaug 3 kartus. Nustatyta, kad artimosios automobilio šviesos pėstįjį ir dviratininką be atšvaito mato tik už 50-70 metrų, o su atšvaitu už 150 metrų. Tolimosios šviesos be atšvaito žmogų mato už 100 metrų, o su atšvaitu pastebi už 300 metrų. Taigi atšvaitas nėra vien nereikšmingas žaislas. Pėstieji tai žinot, tačiau dar tik retas tą atšvaitą turi. Štai vienas antradienio ryto susitikimas kelyje. Norėjom paklausti pačio, ar žinot, kad tamsių paros metu pėstysis su savim turi neštis atšvaitą? Taip, žinau. Žinot, ar turit jūs? Turiu, tai va mes jums norim teikti, kitą kartą kai eisit, prisiriškite ant grūtės iš kišenės išsimkite. Kadangi pėstysis su atšvaitu yra beveik 3 kartus didesnė tikimybė, kad išvengs susidūrimo su automobiliu, kadangi atstumas matomumo iš vairuotojo vietos taip pat yra daug didesnis. Be atšvaito matoma nuo 50 metrų, su atšvaitu tikimybė padidėja iki 250 metrų. Tai prašyčiau, kad naudotumėte šitą atšvaitą. Gerai? Parimk iš popieriuko ant rankos ir reiknis. Darbai laimingai. O atšvaitus galima įsigyti rajono kelių policijoje. Ten už juos mokėti nereikės. Ignalinos parduotuvėse kol kas jų nėra, bent jau taip mano policijos pareigūnai. Ketvirtadienio pavakarį ugniagesiai gelbėtojai buvo iškviesti Didžiasalį esantį Ignalinos seniūnijoje šalia kelio Ignalinos Švenčionys. Šįkart teko neliepsnos malšinti, o gelbėti į spąstus patekusi arklį. Gyvulys prie apleistų fermų įlūžo į poros metrų gylio šulinį. Su vaiku mama važiavo, su anūku. Ir jie čia išvertė jų šiukšlės pirmą. Išvertė ir sukė. Ir sukėsi, ir čia už žolių buvo žolė, ir nematė, ir smuko. Šulinys buvo
užaugęs. Jo, ir pirmiausiai net nematė, aš atbėgau, vaikas atlėkė pasakyti, sako, nu kaip jis smuko arklys, atlėkiu pažiūrėti, nu ką, jisai pusė, o paskui po biskį, kol aš aplakščiau visur, kol iškviečiau, jisai va visas ir susmuko beveik. Tai va. Aš iškviečiau gaisrininkus, paskui kaimynų nulėkiau, sakau, gal ką, aš galvoju, kaip lygiai pusė, tai dar iškelsimės į vienį, bet jau jisai, o dar pradėjo spirtis priekiniam kojom, nu ir visai pradėjo smūgti. Čia nuosavas arklys? Taip, nuosavas. Arklys priklauso didžiasalietei Valerijai Mikulėnienei. Atvykę ugniagesiai ilgai nieko negalėjo padaryti, teko ieškoti automobilinio krano. Jį paskolino akcinė bendrovė Meleksas. Tačiau net su kranu ne iš karto pasisekė gyvulį išvaduoti iš nelaisvės. Nuslydo diržai. Antras mėginimas buvo sėkmingas. Arkliukas šulinėje kankinęsis apie 2 valandas, buvo visai be jėgų ir iš karto atsistoti neįstengiai. Šiemet jau antras atvejis, kai reikėjo gelbėti arklį. Pavasarį tokią gelbėjimo operaciją rodėme iš Ignalinos, kai gyvulys buvo įlūžęs į tiltą tarp Gavio ir Gavaičio ežerų. Ugniagesiams dar teko gelbėti į panašias negandas patekusias karves, gaudyti įvairius patalpas okupavusius šunis. Sveiki! Dabar trumpai apie keletą atgarsių į mūsų šį mėnesį rodytus siužetus. Prieš kurį laiką kalbinome rajono vyriausiąjį architektą Juozą Panavą dėl apleistų, neestetiškų, nenaudojamų prekybos kioskų Ignalinos mieste. Tame reportaže dažniau buvo linksniuota verslininko Mykolo Jurkevičiaus pavardė ir jam priklausantys kioskai prie autobusų stoties. Šią savaitę architektas mus informavo, jog po mūsų laidos Jurkevičius buvo įspėtas pasirūpinti savo turtu. Verslininkas reagavo į raginimą ir savo kioską prie autobusų stoties nudažė vienodą spalvą, bent jau tiek. Neseniai pasakojama apie žmogų jau 10 metų klajojantį miškuose, o pastaruosius 5 metus gyvenantį žeminėje Vidiškių miške. Kai lankėmės pas tą žmogų, raginome jį pagaliau ryžtis ir vėl sugrįžti į žmonių bendruomenę. Apie tai informavome ir Vidiškių seniūnę. Ponas Julius mūsų paklausė ir po laidos ryžosi kreiptis į seniūniją, taigi ledai pajudėjo ir didelė tikimybė, kad šio žmogaus partizaniškas gyvenimas miške jau greitai baigsis. Šį mėnesį rodėme 2 siužetus apie verslininko Vaclovo Baltakio ir draudimo kompanijos Lindra konfliktą dėl teritorijos ir kai kurių jo turto buvusioje autotransporto įmonėje. Tame konflikte atomazgos dar negalo nematyti, nes Vaclovas Baltakys teismus užvertė skundais. O šiai dienai situacija yra tokia. Lapkričio 12 dienos rajono apylinkės teisėjo Kęstučio Rimkaus nutartimi labai suvaržytos Baltakio teisės disponuoti tariamojo teisėtai įsigytų turtu. Cituoju teismo nutartį. Joje sakoma, uždrausti Baltakio individualiai įmonei naudotis metaliniais vartais ir apžiūros duobę pastate esančiame Švenčionių gatvė 29. Areštuoti Vaclovo Baltakio individualiai įmonei 2003 m. birželio 10 dienos nekilnojamo turto priėmimo perdavimo aktu perduotą turtą, o būtent visas asfalto bei betono dangas, 327 metrų ilgio vielos tinklo tvorą, valymo įrengimus su lietaus kanalizacijos atšakomis, priešgaisrinį rezervuarą aptvertą metalinę konstrukciją su fontano įrenginiais ir vandens šuliniais prie jo, skelbimų lentą prie pastato, elektros kabelį ir energijos įjungimo išjungimo dėžę bei šiluminės trasos vamzdyną ir dar daugelį kitų dalykų įeinančių į tą priėmimo perdavimo aktą. Verslininkas įpareigotas taip pat patraukti ir savo automobilius, kuriais visą šį laiką buvo užtvėręs pravažiavimą. Už šios nutarties nevykdymą gresia net baudžiamoji atsakomybė. Nutarties vykdymą kontroliuoja teismo antstolė, o verslininkas Vaclovas Baltakys savo stiliumi visai bando įsisukti, ignoruoti šias teismo prievolės. Taigi ši istorija dar tik įsibėgėja.
Paskutinės lapkričio dienos vis trumpėjančios ir vis dar drėgme persismelkusios. Gyvename žiemos laukimu ir spėliojame, kokios jos sulauksime. Spėliok nespėliojęs, kokia buvo vasara, tokia ir žiema bus. Porina mūsų kalbinama Antosė Žilėnienė, kurios lūpomis kalba išmintis, kaupta beveik 80 metų. Kiek Antosei bus pavasarį. Daugiau nei pusė šio amželio nugyventa Antagavės kaime. Atitekėjo čia Antosė iš kaimyninio Švenčionių rajono. Anksti liko našlė, viena užaugino vaikus, dukrą ir sūnų, kurie kaip tie paukščiai paliko gimtą lizdą ir išskrido. Ir dabar laukiami svečiai šiuose namuose. Pati iš jų niekur važiuoti nenori, nors ir nelengva vienai. Na, va, tai diena taip ir prabėga. Anksti ryte keliatės, darbus nudirbate, o paskui sėdit namuose prie langelio. Tai neobinė. Megzgu kai kada. Noriu tai kojinės numegsiu. Bet žiūriu, jūs taip drąsiai čia jaučiatės, lyg ir tokiam užkampį. Ir žiūriu, durys atidarytos visiems, jūs tikrai drąsiai gyvenat šiais laikais. Tai, vat būčiai negyvenus. Dabar jau visakyti ir liepia man nebūčyti atvirai. Kai atvažiavo tam penktadienį, apie 4 valandas. Tik kad mašina tai tumsiai mėlyna buvo. Jinai atžvėjos. Vienas, kai šautuvas, kai nešautuvas, takis. Takis va, trinčia, 10 litrų, kiek tai nuoja. Kapus įsto, kad aš įpirkčia, kapus įsto įpirkčia. Ir man atrodo, kad tenas buvo per man vasarų agonų. Ir buvo 2 agonas darži, tai prašęs galvelių nusraškyti. Nu, aš pozvėlėjau, raškykės tu savo. Tai laimė, kad buvo mano visas išrašas, tai būtų visas nuraškis. Buvo tokį kompliukui. A jei vagonas buvo iškrastas, grūdai atsigalvelas. Tai anas būtų man visas išrinkys. Anas giliausias per jų visas išravė. Ir kad vyriškas, tai atrodo, kad tie paėgžiniai šviesos buvo, niek. Tai tada vienas mane siuntė, eik tu vandenį atneši. Sakau, aš tai vandenį neėjau, neįeisiu ir nenešiu. Aš iš plikios neįsiu, aš pati nenešiu, aš nepagaliu. Tai kaip tu nepagaliu? Tai lasdos nėra, sakau, prie durų lasdų kiek nori, per man stovi. Nu, duok nors 20 litų. Ką pats atsidariau, pabinigiai buvo 30 litų, pastara visus 30 litų išėjo iš plikios. Nu, paliko tų, nesakysiu, paliko jau tūgi, trinti tokių, kaip gumą. Jūs žinosti, kad... Nu, tai aš pabuvau už birutę, skambina, tai aš neskambinu jai. Tik kai sakė, tai kalbėjau, tai aš jai pasakiau. Tai nuo to pradėjo dabar reakcija, bukas įkabinus. Nu, ko aš kabinsiu, kad man tai... Kapais aš eisiu durot kabinėti, tada neįsiu. Nu, va, tai, bet ir baimės turbūt buvo. Ir kalbėjot, ir bendravot, ir paskui niekur neskambinot, nesikreipė dėl tų 30. Kai ką nesnigdė. Tai tu jos raši. Tu josgi raši. Aš tai jį lygtai pažinau. Anas bus žemesnis važiuos. Išginu. Na tai aukšta. Žiūrėk, kad jau va. Likuos aukštumą. A jei, kur tu nei šviesos degė, nei nieko. A Janas, kai buvo tokia, kai vasarų, tai tokiam palaidam kostiumelį, darbiniais rūbais, kai agonas rašė. Dabar va šitie su kurtku, baltais baltiniais. Na, tai vis daugiausia, kad veido nesmatyti. Tai, kad juos veido mačius, tai gali jų. Tai, man rodo, kad tanas ir viskas. Nu, va, tai jūs agonas turbūt kalėdam jau auginot, ar ne? O... Ne, aš tiep auginu. Darželį? Per daržų visų. Paskui išraunu, iškračiu. Nu, tai va, klečkeliam. A jeigu mėgas neima, tai šaukščiukų arbačinį suvalgykė su cukrum, tai mėgos jį nepaskėčiai. Jiems mėgas kaip, kaip narkotikus. Tai apsilankė narkomanas pas jūs, ar ne? Nu, tai pilnienas. Nagi, kai nepažinau, tai teisybės negaliu sakyti. Aš nenas. Bet anas tuo kartai buvo, tai ant kelio paliko, balta mašinėlė buvo, o dabar tumsiai mėlyna. Nu, va, matot, sakėt, jūsų atmintis nekokia. Viską atsimenat jūs ir sakys smulkmenų. Kokias atmintis. Sestrokas ėmė, tai taduinas. Taduinas vakarais
יש יש לי אנש גטאית לאץ אנש מתיק פשוט системе пенигини. Капчика уже машиняла, те пошежеш драбею. Капчик уже машиняла, те пешеш драбею. Кели уже машинас, аж драбу. Vaka buvo man. Įsūsavai. Antosė sakėsi, nesijaučia vieniša, aplanko pažįstami ir šiaip kas nors užsuka, juk prie pat kelio gyvena, kad tik Dievas sveikatos nepagailėtų. Pralinksmina jos augintiniai šuo Mirta bei katinas Burbuliukas. Šiedu, kad ir pabarami, myli savo šeimininkę, jos klauso, puikiai ją supranta. Burbuliuk, eik čia. Kaip gražiai apsikabina. Nekliudžik. Grįžtame vėl į trobą. Kalbame apie jaunystės metus, kai Antosė visai neprasta pana buvusi ir austi anksti išmoko, o kiek priaudusi yra ir pati nežinanti. Sveikata neleidžia ir dabar tuo užsiimti. Ir dar, mokėsi 8 klases baigė, vaidino, mėgo ir pašokti bei padainuoti. O muzikos ir dabar klausosi. O kokios dainos jums labiau patinka? Nu, tai kad gražiai dainuot, senose, kai jaunas, dabar dainuoja. Na, kas, pavyzdžiui, kaimo kapelos dainos ar galbūt kokių dainininkų yra, kurie jums patinka? Ai, man visi patinka, kad jie dainuoja tą dainas. Na, turbūt jau Jurkšaičiai mamai dainuoja, gal kai kapela groja, ar ne? Nu, tai o šitie, taip. Ne. Šiuolaikinių muzikų nepripažįstat? O kinų nežiūrit, juk dabar sako, tuos serialus visi labai žiūri. Kur tik kinai, grynus rado žmonės kinai, aš šitas mergas, tai kad man laistai aš jos užmaučia, parnyčias numaučia jam trušikus šitos. Negražiai rodo? Ne. O švenčiat savo gimtadienis? Na, atvažiuoja, kad pasveikina vaikai. Vieną kartą buvo palaidai per televizorių. Sveikinimą per televizorių. Lai paklausyti. Ar patiko sveikinimas toks? Baraus. Barėtės. O kodėl? Nu tai, kad man vienai ateina priskaitė visokių babų prie manęs. Ir vis tiek išėjo ne jums tas sveikinimas, o visom? Visom. 4 ar 6 buvo. O dargi, žinokit, ir kainuoja tie sveikinimai? Nu tada vaidė, tai kainavo mažiau. Dabar, tik man buvo 75 metai. Tikrai sveikinimo. Tada tik kainavo tik kiek? 50. Ar 25 litai, va, kiek kainavo. Dabar tai 50. Nu, dabar nereikima. Geriau tegul visi atvažiuoja čia pas jūs, ar ne? Apilstų kągi nusipirks, kad noras. Kiek iškeliavo jūsų darbų į pasaulį, jau ir nesuskaičiuotumėte? Nežinau. Į Maskvoj buvo. Ir Maskvoje netgi buvo? Buvo. O tai kaip jie ten nukeliavo? Taigi vežė Maskvoje. Į parodą? Į parodą. Taigi surinko jį vežė. Tai kai paėmė, tai mano tėvas sako, na, audėja tada veitinai visiems Maskvoje. Galgi tau grįž? Grįžo galėjo mėnesio. Grįžo vis dėlto? Grįžo visi. Na, pasidžiaugė žmonės jūsų darbais, pasižiūrėjo? Ne pavyzdžiui. Tai dabar niekam nereikia. Niekam vaikė, niekam nereikia nei to audimo, nei nieko. Na, ko tada reikia, kaip jūs galvojat? Ko daugiau dabar žmonėm reikia? Gerti pinigų. Prie ko mes prieisim, kaip jūs galvojat? Kas bus, ko sulauksim? Žibruičiaisime. Jei ponų nebus kur eina. Tai pirma ponų buvo, tai ubagai eina į ponus, tai duodagi. Dabar ponų nebus. Kūgenas, kai yra, tai ko šiam duosiu.
Aš sakiau, kad jūs čia viena gyvenat, bet iš dalies viena, nes čia kaiminystėj bebrai namus stato ir jum ramybės, man atrodo, neduoda, ar ne? Aikanės nygdė. Kap 8 valandas, tai dabar tamsu, tai negirdžiu, neišeinu, jau tamsu. Uždavas, pavakariam, po pietį, rudeniai. Tada, kai buvo 8 valandas, anas nučypąja, tie špirtelas ir pamata žios. Kad tu matytum, kokį šiltą padaryti. Tai jie turi savotišką laikrodį, tokiu metu pasirodo, išlenda, ar ne? Įvaikščioja. Lukas daras. O iš kados jums ar nepridarė šitie bebrai? Kapgi nepridarė. Obelį nupjovė. Ne visų da. Vienų nupjovė. O kiek pripjaustė paliksnių daržą pusį. Tai gal va čia ir į kiemą ateina, neteina? Ne, jau Indra maža augo. Kad ne Indras, tai matytum, kad panais vaikščioja per pievą. Dabar Indras nematysiu. Nesgi mažučiai, tai rudži. Negyvau, tai kai kilpa buvo, tai mačiau. Tada baušiukom pasakiau, tai nežinau, kur anės, nunešė. Aida, kol jį primušė, tai buvo. Kaip duoti, tai kokiam, kai bačkančių. Ten kapien enas iš tiek galvoju, upelan. O tai kas šitas kilpas stato, jeigu sakėt, kilpoje matėt? Čia yra žmonių, kurie pastato tas kilpas? Nėra bėčių nuo šitą. Anksčiau ateidavo čia? O tai neuginė, aš pati buvau kilpą įkliuvus. Į tą kilpą, kuri pastatyta bebram ir jūs buvote įkliuvus? Tai neuginė. Eidavau atverčia šitas upelas. Kai net atverim upelas, tai kai atvažiuoja vasarų, tai nėra kur, visus rūbus plauna, tai nėra kur išplauna. Tai tada mes susilaikau vanduo. Kai anės užutveria, tai yra vanduo, kaip atatveria tada, taigi prieina negražus, tai tada atatveriam. Nuo Viktoro, ko buvo Viktoro, dabar tai akšėbega, aš gėjau. Na, ir taip eidama ir įkliuvot? Iki įkliuvau. Kojas tiesiau, jau bet kas čia, da pirmą švakščio, jau atkasinėdavau. Anės ažukose, vieną dieną, aš atakasiu, anės ažukose, aš atakasiu. Jie jau į kojų kapuštyną patrupėjau, kad, nežinau, mišlė, viena koja eina, kita neina, kas čia dabar yra per intras, kad buvo į kojas. Kilpa didžiausia. Betgi čia ne per seniausiai jie atsirado, ar ne? Kiek čia gyvenot, anksčiau jų nebūdavo? Nebuvo anksčiau, dabar jau gal kokį daugiau kaip 3 metai. Tai daugiau pievų galima buvo šienauti. Čia dabar. Ne dabar pašienauti. Bet tu šienausi Indrė šitos. Va kas daras. Taip šniokščia vanduo bebrų suneštoje užtvankoje, čia pat prie sodybos. Štai kas likę iš obels ir kitų medžių styro tik kelmai. Galima tik įsivaizduoti, kokio dydžio bebro namas slepiasi po šakomis ir atidžiai dairytis po kojomis, kad netyčia neįgriūtum į bebrų išraustus urvus bei griovius. Antosė sakė, kažkada čia pieva buvus. Žvalgėmės po kiemą, o mus visur lydėjo ištikimi šeimininkės draugai Mirta ir Burbuliukas. Atsisveikinome su svetinga šeimininke, pakviesti atvažiuoti dar kartą vasarai atkeliavus. Tačiau čia gražu bet kuriuo metų laiku, juolab, kad visus pasitinka šneki optimistė, sąmojo nestokojanti Antosė. Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos Gelbėkit vaikus Ignalinos skyriaus kvietimu šią savaitę Ignalinoje bei Vidiškėse viešėjo aktorius Česlovas Stonys. Ar dažnai mes vieni kitiems sakome gerus žodžius, ar visuomet mūsų tarpusavio bendravimas paremtas šiltais jausmais? Šios ir kitos mintys aplanko klausantis aktoriaus Česlovo Stonio skaitomos kompozicijos Kuo tu vardu mama. Aš jums liudiju, per tos 8 metus aš esu nuvežęs asmeniškai ir pats vienas
apie 400 vaikų. Ir visi 400, kokius aš vežiau, gali pakentėti kiaurais batais, gali be žaisliuko iškentėti, gali blogiau pavalgyti, bet vaikas negali gyventi be mamos. Jam reikia. Ir kiekviena mama jam yra brangi. Ar kalėjime sėdi, ar tą padarė, ir kita vis tiek tai yra jo mama ir jis ją myli. Aktorius tebetęsia seniai pradėtą darbą, kuriam jis aukoja visą savo laisvalaikį. Žiemą ir vasarą, laisvalaikiu, tai nėra mano darbas. Aš važiuoju dažniausiai į Panevėžio moterų kalėjimą, aiškinuosi, kur yra tų moterų nuteistųjų vaikai, o jie išbarstyti yra visoje Lietuvoje, jų yra šimtai, ir važiuoju pas tos vaikelius ir vežu pas mamą pasimatyti. Aš vežu tuos vaikus, kurių niekas nenuveža. O tokių vaikų yra labai daug. Jie yra ir valstybiniuose globos namuose, kur globos namai neturi pinigų ir neturi tokios eilutės, kad nuvežt vaikus. O jeigu nuveš, tai padarys finansinę pražangą, nenumatyta yra. Skaitydamas savo kompoziciją, belsdamasis į mūsų širdis, aktorius nori atkreipti dėmesį į svarbiausią visuomenės dalį – vaikus. Aktorius ragina branginti vaiko meilę ir, žinoma, atsakyti jam tuo pačiu. Pasak Česlovo Stonio, labai svarbu, kokiose rankose bus vaikas, nes toks bus pasaulis. Pasauliui bus blogiau, jei vaikas augs nemylinčiose piktose rankose. Tad kurkime pasaulį, kuriame karaliautų gėris. Pasistengime suprasti mūsų vaikus, nors kartais ir labai sunku būna atsakyti į mažųjų klausimus, ragino Česlovas Stonys. Akys, kad žiūrėti, ausys, kad klausytis, burna, kad kalbėti. Ubamo kam? Tikriausiai dėl grožio. Praėjusį savaitgalį Utenoje vyko tradicinė kaimo kapelų ir liaudies muzikantų šventė Linksmoji armonika 2003. Mūsų rajonui atstovavo Ceikinių kaimo kapela Keiziai. Ceikinių muzikantai toje šventėje, kurioje dalyvavo kapelos iš visos apskrities rajonų, gėdos nepadarė. Kaip sakė Keizių kapelos vadovė ir kolektyvo siela Milda Dikmonienė, ceikiniškiai susižėrė didžiąją dalį šventės apdovanojimų, tarp jų pelnė svarbiausią prizą – šventės globėjo maestro Jurgio Gaižausko apdovanojimą. Šią savaitę kalbinta ponė Milda atrodo dar gyvena to šventės įspūdžiais ir nuotaikomis. Ceikinių kaimo kapela Keiziai yra iki širdies gelmių sujaudinti, parsivežę maestro Jurgio Gaižausko apdovanojimą Utenos apskrities kapelų šventėje Linksmoji armonika, pelnė jo visas simpatijas ir bučinius, ir meilę. Jis ištarė tokius žodžius, dovanodamas šitą sparnuotąją mūzą. Tai ne tik kapela, tai ištisas teatras. O ten esančios moterys pačios nuostabiausios. Mes buvom tiek pakylėti, tiek sujaudinti iki širdies gelmių, kad aišku, šitas prizas, šita dovana mus įpareigoja dirbti ir nesustoti, tobulėti. Ne būti vienoje vietoje, ne. Žodžiu, jaudinantis reikalas. Pašnekovė sako, kad jos kapelos pakvietimas dalyvauti šventėje ją nustebino. Ta pakvietimą vadina ir netikėtų, ir net mistišku. Nežinau, kokiais keliais atsikė, kad mes tokie mažame kraštelėje, Ceikinių miestelėje, mėgstam sakyti, esame tokie, sakyčiau, nežymus muzikantai, bet malonus pastebėjimas, kad rado mus. Dabar toje šventėje buvo lyg tai savotiškos tokios, kiek žinau, 5 nominacijos. Čia yra pagrindinis prizas, bet jūs dar ne tik tai šitą pagrindinį laimėjot, bet iš 5 3 tik tai iš viso. Taip, buvo renkamas geriausias, šmaikščiausias pasakorius. Tai ir šį prizą pelnėme mes, mūsų pasakorė Ona Guobienė, su didžiausiu džiaugsmu parsivežė krepšelį, pintą, didžiausią pizzą ir, aišku, žiūrovų simpatijas. Tas paveikslas dar su duonos kepalu? Paveikslą buvo tautodailininkų įsteigtos dovanos ir viena tautodailininkė, Danutė Ramanauskienė, tiesiog mūsų įsimylėjusi, padovanojo savo paveikslą, pasiliko mūsų
rekvizitus, mūsų telefonus ir fotografo labai prašė nuotraukų, sakė jos pati mylimiausia kapela šiame koncerte. Palaukit, aš jau dabar kažko pradedu nesuprasti. Jūs ten dalyvavot ne vieni, bet tai jūs Gaižauskas įsimylėjo, jūs Tautodailininkė įsimylėjo, jūs ten visi kiti įsimylėjo. Tai ką ten kiti šventės dalyviai veikia be jūsų dar? Na, aišku, linksmino tautiečius, linksmino publiką. Kiekvienas širdies kampelį važiuodamas matyti tikėjosi maestro Jurgio Gaižausko simpatijų, bet nežinau, kiek tai lėmė, kas tai lėmė, galbūt dar mūsų ir sceninė apranga, labai stengiamės, kiek galėjau susitempiau iš visų kampų, skolintą aprangą, ką siūvomės, kitokiam ampluomis pasirodėme, kaip dvarponiai, norėjau sukurti Ceikinių Nemirovičiaus dvaro muzikantų įvaizdį. Per 15 minučių skirtų Keizių pasirodymui buvo, pasak ponios Mildos, parodyti visi repertuaro perliukai, o šiaip kolektyvas toliau tobulėja, savo programą praturtindamas tiek savo krašto žmonių, tiek savo pačių kūrimomis dainomis. Vakar Ceikinių muzikantai dalyvavo kitoje šventėje, Kabelų varžytuvėse Širvintose. Ten šventėje vadovavo kitas liaudiškos muzikos maestro, kompozitorius Vytautas Juozapaitis. Todėl palydėdami į šį konkursą Ceikinių kapelą ir jos vadovė nuoširdžiai linkėjome. Sėkmės ir tada kito maestro bučinių. Ačiū. Ačiū. Šią savaitę iš arčiau susipažinome su kavinės Padvarės karčma veikla, siūlomomis atrakcijomis, perspektyvomis. Nuo vasaros vidurio šalia Strigailiškio prie kelio į Palūšę veikianti Padvarės karčma stebina visus naujais provincijai neįprastais renginiais. Neseniai vyko išskirtinis vakaras tik moterims su vyrų striptizu, o šią savaitę improvizuotoje spaudos konferencijoje pristatytas panašaus pobūdžio renginys, kuris vyks gruodžio 12 dieną. Apie šį būsimą renginį kalbėjomės su šios kavinės savininkė. Iš tikrųjų, prieš tai buvęs renginys buvo skirtas tik tai moterim ir vyrai buvo neįleidžiami programos metu. Ir pasklido tokie atgarsiai po Ignaliną ir rajoną Ignalinos, kad vyrai pasijuto nuskriausti. Net ir mūsų barmenai sako, kas čia dabar per tvarka, reiškia, moterim buvo, o vyram nieko. Tai mes, kad įvykdyti, reiškia, lygybę, pagalvojom, kad reikia padaryti vakarėlį, sakykime, labiau orientuotą vyrų skoniui. Bet kaip taisyklė, reiškia, vieni vyrai laisvalaikį leisti nelabai sugeba, tai mes rekomenduojam atsivesti savo drauges, žmonas, bičiulės ir pažįstamas. Tik tai tiek, kad aišku, iš tikrųjų vakaras bus daugiau skirtas vyram, kadangi tai bus, sakykime, profesionalus gražus šou su 4 persirengimais ir su tokia maža intriga ir paslaptėlė skirta tik tai vyram. Dabar ta paslaptis savotiškai užprogramuota ir bilietų kainuose, nes moterim bilietas kainuos 20 litų, vyrams 25, tai dabar tų 5 litų paslaptis kokia? Tų 5 litų paslaptis yra 2 nuostabios striptizo šokėjos, viena blondinė, kita briunetė, iš vieno iš geriausių Vilniaus naktinių klubų. Ir man patinka, kai vyksta kažkoks judėjimas. Ir atrodo, kad lapkričio mėnesį arba gruodžio mėnesį prieš šventes, kada taip liūdna ir niūru, kada dar nėra sniego, yra tas toksai prieš naujametinis periodas, kada žmonės visi, nežinau, kažkaip norisi turbūt žmonėm kažkur tai išeiti ir kažką pamatyti. Ir ne kiekvienas pasiryžtų, pavyzdžiui, važiuoti į Vilnių žiūrėti arba Evos, arba kad ir tai tą patį striptizo klubą. Ir kažkaip man norėjosi padaryti tokį šiltą, linksmą vakarėlį, kaip buvo, pavyzdžiui, su moterų kolektyvu. Ir kad galėtų dalyvauti ir vyrai, ir moteris, kad žmonės galėtų pasišokti, kad jie galėtų atsipalaiduoti, kad jie galėtų pasižiūrėti gražų reginį tiesiog. Ir, nežinau, tai buvo mano pagrindinė idėja, kad jie ateitų, kad galėtų maloniai praleisti laiką, kultūringai, gražiai, kažkaip tai, patenkinti savo kažkokius tai poreikius, kuriuos ne visada gaunasi galbūt realizuoti. Nori, o nepadarai. Ir dar galiu iš savo pusės pasakyti, kad pasirūpinsim, kad būtų galima žmonėms išsikviesti kokį nors transporto priemonę, kad juos parvežtų atgal į Ignaliną, kad nesuktų savo galvos dėl policijos problemų. Būsimajame renginyje pagrindiniu vakaro smuiku gros dainininkė Eva, kuri surengs dainos, šokio ir kostiumų šou. Moterų striptizas užpildys tik Evos pasirodymo pertraukas. Spaudos konferencijoje dalyvavo ir pati dainininkė. Taip drįsiu pasakyti, kad Ignalinos kraštuose dar esat mažai pažįstama, tai gal pradžiai keletą žodžių apie save? Tikrai esu mažai turbūt pažįstama, nes esu čia pirmą kartą. Taip, kad norėčiau trumpai prisistatyti. Klausytojai mane ir žiūrovai matyt galėtų atpažinti iš mano naujojo kompaktinio disko.
kuris vadinasi Darau, ką noriu. Tai mano debiutinis albumas, mano pirmas darbas, pirmas blynas. O anksčiau aš dirbau su tokiais atlikėjais kaip Arina, Neda, Žilvinas Žvagulis, Irena Starošaitė, kaip pridainuojanti vokalistė. Dar šiuo metu dirbu su Artūru Anusausku, pat turim projektus. Dabar jūsų kompaktinė plokštelė vadinasi Darau, ką noriu, ar tai reiškia, kad jūs scenoje ką norit darot ir apskritai noriu paklausti, koks jūsų stilius yra atlikimo ar muzikos? Apskritai stengiuosi daryti tai, ką noriu, ne tik scenoje, ir gyvenime irgi. Kol kas man tai pavyksta. O stilius mano atlikimo labai sunkiai apsakomas. Kaip Darius Užkuraitis, muzikologas, yra pasakęs, tai yra kitokia pop muzika. Kitokia galbūt todėl, kad aš ilgą laiką mokiausi pas dėstytoją vokalo Nijolę Maceikaitę ir turiu džiazo pradmenis vokalo, taip kad mano muzikoje yra šiek tiek visko. Tiek džiazo, tiek roko, tiek popso, kažkas šiek tiek kitaip. Nors jūs jau pati liktai ir pasakėt keletą žodžių apie save, bet dar be mikrofono sakėt, kad kartais žurnalistai klausia ir metų, nors liktai ir nederėtų, ir laikraščiai netgi parašo, kad Eva nesigėdė savo amžiaus, tai vis dar nesigėdėt. Vis dar nesigėdėjau, manau, kad mano gražiausi metai ateityje. Manau, kad moteris pradeda gyventi nuo 30 metų, kada jinai yra susiformavusi visais atžvilgiais. Man yra 29, aš esu ištekėjusi, turiu 2 sūnelius. Vakaro metu bus galima įsigyti ir šios dainininkės minėtą naująją kompaktinę plokštelę. O pabaigai vėl sugrįžkime prie pokalbio su Užeigos savininke. Jūs padarėt nemažą investiciją čia pas mus rajone, pastatėt šitą įstaigą, atidarėt kažkur tai, atrodo, vidury vasaros. Kaip sekasi? Ar pasiteisino tas, ko jūs galvojat? Galbūt ne visai pasiteisino tiek, kiek mes planavom, bet kaip matot, jeigu neužsidarom, vadinasi, dar gyvenom ir planuojam neužsidaryti. Visi stebisi, kaip mes šią žiemą išgyvensim, bet, manau, su jūsų pagalba išgyvensim. Aš įtariu, kad jūs stengiatės išgyventi ir įvairiais tokiais renginiais. Taip, aš galvoju, kad duonos iš žaidimo. Tai yra mano devizas. Dabar, ar teisingai aš čia tokią kalbelę liktai girdėjau, kad tai, ką jūs čia turit, tai dar yra ne viskas ir galbūt ateityje dar plėsitės, paslaugas plėsit ir visa kita? Tai be abejo. Po naujų metų antram aukšte bus įrengtas biliardas, o pavasarį matomai pradėsime viešbučio statybą. Čia pat šalia. Toks pakilęs kaip matelis. Taip, kažkas tai panašaus tokio, bet tai jokių būdų nereiškia, kad mes atsisakom nuo ignaliniečių. Šis reklamuotas renginys vyks gruodžio 12 dieną, penktadienį 20 val. Bilietų kiekis ribotas, jų bus parduota lygiai 100, o bilietus galite įsigyti kavinėje jau nuo rytoj dienos. Nuo vakar dienos prekybos centro statybų takas antrame aukšte pirkėjų laukia naujas baldų bei buitinės technikos salonas, kuriame dar bus prekiaujama šviestuvais bei kitomis prekėmis. Čia prekiaujama audio video aparatūra, įvairia buitinė technika, kurios pasirinkimas labai platus. Galėsite rinktis prekybos salėje ir iš katalogų. Baldus čia galėsite išsirinkti žinomų stambių prekybos centrų, tokių kaip Baldų rojus, Audėjas kataloguose. Bus atsižvelgiama į pirkėjų norus bei pageidavimus, todėl prekių asortimentas plėsis. Beje, baldų pristatymas į namus jums nieko nekainuos. Naujajame baldų salone dar galima įsigyti įvairių dydžių čiužinių. Pasirinkimas net ir patiems išrankiausiems. Čia jų siūloma net 300 rūšių. Gruodžio mėnesį vyks akcijos, prekiams bus taikomos nuolaidos. Prekes galima įsigyti lizingo būdu, patogiomis pirkėjų sąlygomis, o salonas dirba kiekvieną dieną išskyrus sekmadienį nuo 7:30 iki 18 val.
Tiek šiandien, o kitoje laidoje matysite pasakojimą apie jaunųjų talentų apdovanojimo ceremoniją, taip pat reportažą apie rajono mero Broniaus Ropės viešnagę Kinijoje. Tad šiandien sakome iki susitikimo kitą sekmadienį.